dvilypė ir pagal Saulės kalendorių prasideda naujas ciklas, o štai pagal Mėnulio baigėsi senas. Deja, tai kritinis Mėnulio mėnesio pabaigos metas, kai šventinė nuotaika gali užtemdyti neprašyti rūpesčiai ir nemanykite, kad šiandien jums pavyks sutvarkyti šios skirtumus, net negalvokite. Lengvos išeities tėvus pasiruoškite konfrontų bei gastinimos šiandien, perskirplyčių, naują ir svarbiausių reikia klausimus. Geras ženklas šiandien yra pažymėti daiktą bei reikšti sveikta, jeigu rasit pinė, didžiojo atlantika, įlys labiau į nepriešpristą pokytį. Rytojus palankus kurti planus dirbti su informacija, teisingas laidas, palankės nuomonės galvojimo šitoje elektrinė, tiek žinių šiai dienai, o dabar atskirai kiekvienam ženklui patarinėjimai. Avinas, kad ir kokiais darbais šiandien užsiimsite, būkite itin susikaupę ir atidūs. Jei nepastebėsite, taip suklysite. Gali šiek tiek pablogėti sveikata, jei sunegaluotumėte, nutraukite bet kokius darbus ir iš karto pradėkite gydytis. Jautis galite nepajusti ribos tarp svajonės bei realybės ir įsivelti į kokią nors avantūrą. Tai bus svarbu ir išties reikaluose. Šios dienos susižavėjimas paskatins tuščias viltis. Dvyniams nepalankus metas, tad ir nevengiu bendravimo su svetimais žmonėmis, neužmegzti naujų pažinčių. Ir nepamirškite, kad šiandien būsite labai reikalingi artimiesiems. Vėžys verta dažniau patylėti, nešvaistykite pažadų, nesidalinkite naujienomis, nesistengite visiems padėti, visur dalyvauti. Dėl šios dienos nedailių žodžių, neapgalvotų veiksmų galite būti apkaltinti kuo nors negeru. Liūdams sunkoka diena, ypač tiems, kurių poreikiai pranoksta galimybės. Nepersistenkite vengti rizikingų avantūrų, jei ko nors labai ir sumanysite. Blogas laikas pirkti vertingus daiktus, tvarkyti sandorius ar imti paskolas. Mergelę galite iš esmės suklysti, vertindami savo galimybes ir elgesį. Jums atrodys, kad esate teisūs, bet aplinkiniai manys priešingai. Nebūkite pikti ir kategoriški. Tai todėl, kad nenorite kitų suprasti. Svarstyklėms nepalankus metas, imkitės tik privalomų darbų. Nelaikas dėl ko nors apsispręsti ir tvarkyti finansinius reikalus. Ką galite dėvėti rytdienai, o šiandien venkite nervintis ir stenkitės daugiau ilsėtis. Skorpionas nuotaikos kaip ir jūsų ketinimai, bet pasistengite neparodyti to aplinkiniams ir neatskleisti jiems šios dienos apsisprendimo. Galite susikompromituoti kaip nepatikimi, nenuoseklūs. Šauliai, neskubėkite žengti lemtingą karjeros žingsnį ar tvarkyti finansinių reikalų. Judėjai viena kryptimi atsidursite kitur nei norėjote. Į pasiūlymus gautus iš vadovybės ar potencialaus darbdavio reaguokite santūriau. O žiūrėkit, nepervertinkite savo žinių, mokėjimas ir sėkmės niekur nerizikuokite, nepersidirbkite. Galimi nesklandumai santykiuose su užsieniečiais, nemalonios žinios iš partnerių užsienyje, tik neskubėkite daryti išvadų. Vandeniams pavojingas laikas, galite būti apimti iliuzijų, tad nepasikliaukite nuojautomis ir nerizikuokite pinigais ir sėkme veikloje. Likite ištikimi mylimam žmogui, venkite paviduliauti. Žuvys, mokėkite susidagyti su tuo, kas neišvengiama, kritikuodami, ginčydamiesi, skųsdamiesi, nieko neišspręsite. Jūsų nuomonė apie dalykinius partnerius ir sutartinį gali būti neteisinga ir jiems net neįdomi. Kalbant apie orus, šiandieną Klaipėdoje numatomas rūkas vėjas vakarų šiaurės vakarų 6–11 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 3 iki 5 laipsnių šilumos, šiuo metu 3 laipsnių šilumos.
palaiminantimis tikrumas, išsaugojime, vakarus tikrumas, kiekvienu gali kiti, matai vieną slovą, iš tikrųjų, gali išpažinti, ko nori, bet ne, bet ką svajoji, žinai, daug daugiau, bet dar daugiau, nevaizduoji, tame yra esmė, įrodykės keičia kryptis, turi suvokti, kad minčių negali pyktis, pabandyti, pilies, įlėsiu ją, ir kartu judėti kryptimi, nežinia, mano oras apskripuoti, suprats be jo, aš ne tą kryptimį teku. Pavasarinės nuolaidų akcijos prekybos centre Gulbė. 50%, Tikurila Vivakovo dažams 30%, o agronoms sėkloms net 40% nuolaida. Laukiame jūsų Klaipėdoje Danės gatvėje 45. Daugiau pasiūlymų www.gulbė.lt. Kam žalia, kam šilkinė, kam klostuota, kam gėlėta, kam dryžuota, kam raudona. Kiekvienam po pavasarį. Naujos kolekcijos jau Akropolio parduotuvėse. Akropolis prekybos ir pramogų sostinė. Kovo 23 dieną salėje Vakaris nepakartojamas emocingas vakaras su Žilvinu Žvaguliu ir Irena Starošaitė. Skambės visiems puikiai žinomos melodijos, o atlikėjų energija neleis nesėdėti vietoje. Daugiau informacijos www.vakaris.info.